2019 metais Raudonojoje jūroje Jordanijos kariuomenė netoli koralinio rifo paskandino karinės transporto priemonės, įskaitant tankus, sraigtasparnius ir transporterius. Tai buvo sukurtas naujas išskirtinis muziejus po vandeniu. Iš viso po vandeniu buvo panardinta 19 objektų. Vieni eksponatai nuskandinti 20, o kiti net 30 metrų gylyje. Objektai apaugo koralais, plyšiuose įsikūrė jūros gyventojai. Manau, kiekvienas mėgstantis nardyti norėtų pamatyti tokius vaizdus. Į kai kurių transporto priemonių vidų netgi galima patekti. Dauguma šių transporto priemonių man žinomas iš kompiuterinių žaidimų, kaip šis atakos sraigtasparnis, kuris vadinamas Kobra. Tai tikrai įspūdingi vaizdai. Na, o dabar patyrinėkime transportinį lėktuvą C-130, kuris buvo nuskandintas 2017 metais. Ir ką mes čia pamatysim? Na, aišku, nepagalvokit, kad čia tikras lavonas. Nes, kaip pastebėjau, tokios ekspozicijos kaip iš siaubo filmo dabar yra gan madingos. Netgi Lietuvos ežeruose galite kažką panašaus pamatyti. Pavyzdžiui, šią gerai žinomą siaubo filmų personažą. Įdomu, kaip jūs reaguotumėt nardydami ir netikėtai pamatę tokį vaizdelį. Na, o pamatyti šį manekeną be galvos irgi nebūtų malonu. O dabar sugrįžkime į lėktuvą. Ir ką mums papasakos pilotas? Kažkada juo būdavo gabenami tankai ir kitos transporto priemonės. Užmeskime akį ir į šį keleivinį lėktuvą, kurį, manau, tyrinėti bus dar įdomiau. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitam video.